Šiandien pristatome karščiausias Samsung Galaxy S25 serijos naujoves, kurias sudaro 3 modeliai – Galaxy S25, S25 Plus ir S25 Ultra. Visi 3 modeliai pasižymi elegantišku ir moderniu dizainu. Galaxy S25 ir S25 Plus yra plonesni, su patobulintomis linijomis, suteikiančiomis prabangos pojūtį. Galaxy S25 Ultra išlaiko savo išskirtinį dizainą su šiek tiek suapvalintais kampais, kad šį didelį modelį būtų patogiau laikyti rankoje. Kalbant apie spalvas, Galaxy S25 ir S25 Plus yra prieinami ledinės, mėlynos, sidabro pilkos ir juodos spalvų variantuose, o S25 Ultra titano mėlynos, titano juodos ir titano pilko atspalvio. Visi modeliai turi Dynamic AMOLED 2X ekranus su 120 Hz atnaujinimo dažniu, užtikrinančiu sklandų vaizdo atkūrimą. Ekranų dydžiai skiriasi. Galaxy S25 turi 6,2 colio ekraną, S25 Plus 6,7 colių, o S25 Ultra net 6,9 colių strižainės ekraną, šiek tiek didesnį lyginant su pirmtaku. Visi telefonai palaiko HDR10+ aukšto dinaminio diapazono režimą, kuris leidžia ekrane atkurti tamsiausiose ir šviesiausiose kadro vietose esančias detales. Galaxy S25 serija apginkluota naujausiu Snapdragon 8 Elite procesoriumi, kuris užtikrina iki 40% didesnį greitį ir naujausias neuroninio apdorojimo galimybės. Atminties konfiguracijos prasideda nuo 12 GB RAM visuose modeliuose, o S25 Ultra siūlo iki 1 TB vidinės atminties. Baterijos talpa išlieka panašiai ankstesnius modelius, tačiau dėl efektyvumo patobulinimų jų veikimo laikas yra ilgesnis. Galaxy S25 Ultra išsiskiria įspūdingiausių kamerų rinkiniu, kurį sudaro 200 megapikselių pagrindinis jutiklis, leidžiantis fiksuoti itin detales ir ryškias nuotraukas, 50 megapikselių itin plataus kampo objektyvas, 50 megapikselių teleobjektyvas, leidžiantis priartinti vaizdą iki 10 kartų be detalių praradimo, 10 megapikselių periskopinis teleobjektyvas, artinantis vaizdą iki 3 kartų optiniu būdu. Kameros palaiko profesionalius RAW ir LOG formatus, kurie leidžia redaguoti nuotraukas ir filmuotą medžiagą, išlaikant originalų detalumą ir lanksčiai tobulinant spalvas. Tačiau didžiausios Galaxy S25 serijos naujovės slepiasi šių telefonų viduje. Tai dirbtinio intelekto funkcijos, kurioms talkina Google Gemini. Šį pagalbininką galima išsikviesti paspaudus ir ilgai palaikius šoninį mygtuką. Tuomet reikia natūralia kalba pasakyti, ko jums reikia, ir Gemini viską atliks vienu ypu. Nuo šiol galite laisvai bendrauti su Gemini Live. Kurkite idėjas arba ruoškite pristatymams, pridėdami paveikslėlius ir realiuoju laiku gaudami trokštamus atsakymus. Galaxy S25 serijos telefonai taip pat turi integruotas dirbtinio intelekto funkcijas tokias kaip Now Brief ir Now Bar. Pradėkite rytą nuo būsimos dienos apžvalgos, pavyzdžiui, patikrinkite tvarkaraščio priminimus, o vakare apibendrinkite dienos įvykius naudodamiesi kasdienės veiklos įžvalgomis. Google Circle to Search paslauga leidžia greitai surasti informaciją apie bet kurį ekrane matomą objektą, tiesiog apibraukiant jį pirštu. Filtruokite nepageidaujamą foninį triukšmą vaizdo įrašuose ir padarykite juos tinkamus bendrinti, naudodami Audio Eraser. Galaxy AI tiksliai sureguliuoja garsą, pritaikydama įvairių tipų garsus, įskaitant balsus, muziką ar vėją. Tai tik maža dalis galimybių, kurias siūlo Samsung dirbtinis intelektas. Man Galaxy S25 serija paliko labai malonų įspūdį, o ką apie ją manote jūs, palikite savo nuomonę komentaruose. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo ir susitiksime BigBox.lt, kur visus šios modelius galite įsigyti pirmieji.